Šiandieną vėl norisi pasidalinti su jumis kasdienybės perlais su Švento Petro aikštėje. Tarp visų savo studijų tiesiog pagalvojau, kuomet reikia tiesiog išeiti į žmonės, kaip sakant, ir prasiblaškyti. Ir atvažiavau čia ir tiesiog galvoju, reikia prisėsti, tiesiog pažiūrėti į Švento Petro aikštę, į baziliką, į ją irgi galvojau eiti melstis po pietų, nes ten yra adoracija švenčiausio sakramento. Taigi ir sėdžiu ir išgirstu lietuvius kalbant. Ir tikrai jauna pora, su mama kartu, ir moteris besilaukianti, gal kokiam 7 mėnesyje. Ir užkalbinu juos. O čia, žinokit, tai Švento Petro bazilika, eilė iki 2 valandų laukimo, visa iki anos pusės galo. Tai yra aplos laukimo. Ir aš juos užkalbinu ir noriu užeiti į baziliką. Aš sakau, baziliką patekti taip. Štai yra ta eilė ir štai čia žmonės, kurie nori eiti melstis arba neįgalieji, pro šią palapinę praeina. Ir taip ta pora apsidžiaugė ir besilaukianti moteris. Ir va dabar tik pamačiau, kad jie kuo ramiausiai praėjo. Tai kažkaip pagalvoju, nieko nėra veltui, net ir šis savęs išstumimas iš visų studijų, knygų, išmetimas į lauką, į žmonės, prisėdimas aikštėje ir išgirdimas tarp keliatūkstantinės minios lietuvius einančius, besišnekučiuojančius ir juos užkalbinant. Ir va tiesiog žinia jiems ir ypač besilaukiančiai moteriai, kad štai jūs galite praeiti. Taigi, kur yra maldininkams skirta ir neįgaliesiam, ir tikiu tikrai ir besilaukiančio moterim. Tai nieko nėra veltui. Ir prisėdimas ant kelmelio jis nėra veltui, ir savęs išstumimas, išmetimas nuo visų kasdienių darbų į žmonės irgi nėra veltui. Visi mes esame Dievo įrankiai. Tai palaimintos jums dienos iš Švento Petro aikštės. Būkime Dievo įrankiais kasdienybėje. Palaimos sudie.